Ar sugebėtume spręsti šią lygtį? Dabar mes žinome, kad funkcijos išvestinė ir f nuo x yra lygios. Tai ką mums pirmą reikia padaryti, tai turbūt rasti išvestinę f nuo x funkcijos. Tai būtų e nuo x išvestinė, žinom, kad yra tiesiog e nuo x, o e nuo minus x išvestinė yra e nuo minus x kart minus 1. Tai reiškia, bus minus e minus x kart minus 1, nes mes taip pat imam ir minus x, sudėtinė išvestinė. Tai čia turėsime e nuo x, o minusus minusų padaro pliusą ir turėsim plus e keltą minus x. Tai reiškia, dabar e x plus e nuo minus x yra lygu e pakeltą x-uoju minus e minus x-uoju plus 4. Dabar iš karto ką galim matyti, tai e nuo x matom įsiprastina ir mes liekam su 2e pakeltą minus x lygu 4. Koks kitas žingsnis? Viskas aišku. E pakelta minus x yra tiesiog lygu 2. Padalinam abi pusės iš 2. Na ir kaip suskaičiuosim x, tai paimsim tiesiog abi pusės iš logaritmų e. Tai čia bus ln, čia bus ln. Taigi mes turėsime, kad minus x yra tiesiog pas mus ln 2, nes minus x nueina prieš logaritmą ir ln e yra aišku tiesiog 1. Tai reiškia, x pas mus bus tiesiog minus ln 2.